Sveiki YouTube žiūrėtojai, motociklų entuziastai. Aptarsim, kuom GTR yra pranašesnis už FJR. Arba atvirkščiai, kuom FJR yra pranašesnis už GTR. Tai vizualiai yra vienas pagrindinis dalykas, tai GTR yra žymiai storesnis. Aišku, tie fūros veidrodėliai iš karto krenta į akis, bet esmė tokia, kad yra storesnis ir sunkesnis. O kitus dalykus važiuosim ir apšnekėsim. Iš kur čia toks eismas? Nes realiai man labai įdomu buvo palyginti ir labai neblogai galiu palyginti, nes aš turiu tiek FJR, tiek GTR ir esu važinėjęs su jais ir nemažai kilometrų susukęs. Aišku, su FJR gal daugiau, bet be didelės esmės tai nekeičia. Tai grubiai tariant, abudu yra dideli sportstouringai, sportstouringai gal reikėtų sakyti. Bet esmė tokia, eikime žingsnis po žingsnį ir viską aptarkim, kuris laimi. Aišku, čia bus mano asmeninė nuomonė, jūs galite sutart, nesutart kiekvienam individualiai, bet kiek pašneku su savininkais, kurie yra važiavę tiek šitų, tiek ir FJR, tai idėjos maždaug yra panašios. Tai grubiai ergonomika, tai FJR sėdėjimo pozicija yra kažkiek žemesnė. Tai FJR automatiškai žymiai patraukliau atrodo mažesniems, žemesniems vairuotojams, nes sėdi žemiau ir kas mažliukai tikrai jiems patogiau yra. Nes GTR, jau reikia važiuotojo, ne miniatiūrinio pavadinkim. Svorio centras, tai svorio centras pas FJR yra žemiau ir man asmeniškai tai visai patinka, nes vieniems taip patinka, kitiems taip, nes kai yra aukščiau, galima biškį aštriau valdyti, tai GTR galima biškį tikrai aštriau valdyti. FJR yra toks labiau savo užsibrėžtą liniją laikantis motociklas, tai tas vairavimas gal nebus dinamiškas ant tiek GTR, bet ten skirtumai minimalus, plus šitie motociklai vis tiek nėra pačiam labiausiai dinamiškam per posūkius važiavimui skirti. Tada pereikim prie važiuoklės. Tai važiuokliai vienareikšmiškai GTR laimi, nes GTR yra kažkiek jau naujesnė važiuoklė. Aišku, aš dar paminėsiu, kad aš labiausiai lyginu tai GTR ir FJR antros kartos, kuris eina nuo 2006 iki 2013 metų, nes šitas GTR yra 12 metų, tai ne su pirmu FJR lyginant, ten būtų silpnesnė pozicija FJR, bet su antru gal net reiktų su trečiu lyginti, nes trečias FJR jau gavo, aišku, ne visi, bet tik tais tenais jau mandresni modeliai gavo versto šakės priekyje, nes GTR kur važiuoklė ir laimi, nes versto šakės priekyje gale yra tas svingarmas, pavadinkim, tenais daugiau svirtelių ir jis tai tikrai geriau veikia negu FJR ir ant kelio stovi maloniau ir fainiau. Okay. Tai va, tęsiam apie motorą. Apie motorą tai čia gautųsi labai daug kalbėti, pasistengsiu trumpiau, nes pagrindinis dalykas, kuom jie skiriasi, visa filosofija jų ir kam gali tas labiau patinka, arba tas yra motoras ir kaip to motoro dinamika veikia, nes FJR turi niutonus nuo žemų sūkių, nuo pat apačios, jisai kabina, traukia, kai dizelis, tie niutonai tave vežia, tas toks lengvumo pojūtis.
Bet ir gaunasi toksai, kad nuima kažkiek žavesi. GTR yra visiškai kitaip. GTR yra motoras iš ZZR paimtas, o ZZR iš vis tenais aukštas ūkis reikalas. Į GTR kai dėjo biškį deforsavo, bet esmė tokia, kad prie žemų sūkių GTR motoras neturi tiek nei niutonų, nei arklių, nei nieko, kiek turi FJT motoras. Ir čia asmeniškai man laimi FJT-ras, nes kada tu išvažiuoji pasivažinėti šiaip su, pavadinkim, be tikslo, arba ten, kad ir pacianginti nuo sankryžos, tai FJT-ras, šiek tiek linksmiau, nes GTR-as, kad ir yra galingesnis motoras, čia GTR 112 kW, o FJT 106, kažkas tokio, 106, 107 tenais. Tai, aišku, čia tie keli kilovatai nelabai groja, bet GTR reikia įsukti. Jeigu jau nori linksmai važiuoti, reikia įsukti. Aišku, yra ir kita medalio pusė. Kas mėgsta daugiau to tokio sport žavesio, tai GTR vienareikšmiškai laimės šituo reikalu. Gerai, stabdžiai. O va čia jau vienareikšmiškai Yamaha laimi. FJT stabdžiai ir ta net kombinuotų stabdžių sistema, aišku, ir pas vieną, ir pas kitą yra, bet pas Yamaha stabdžiai veikia geriau. Čia nereikia būti genijui, geriau veikia stabdžiai ir dabar maloniau, užtikrinčiau. Aš nesakau, kad pas GTR tenais labai jau blogi, bet pas FJT veikia geriau. Tai vat stabdžiuose laimėtų FJT. Kaip važiuokliai GTR laimėtų, stabdžiuose FJT laimėtų. Gerai, ką čia prabėgom, beveik visus pagrindinius dalykus. Tas valdomumas, važiavimas dviese. Važiuoti dviese, bent jau iš mano asmeninės patirties, FJT yra patogiau. Tenai sėdynė kažkaip, nežinau, sukombinuota kažkaip, sunku pasakyti, tenais jau reiktų labai į mažus dalykus gilintis, bet FJT kažkodėl dviese važiuojasi patogiau, mažiau jaučiasi, kad tu veži kažką. Ir aišku, tas dar susiję ir su motoro darbu, nes kai niutonai yra pačioj, ar vienas važiuoja, ar dviese važiuoja, tau nepasikeičia tiek kardinaliai motociklo dinamika. O vat GTR jau jauti, kai vat prie mažesnių sūkių, ramiau važiuojant, tu jauti, kad jau kažką tu veži, jau tas toksai papildomas svoris jau jaučiasi. Kitas dalykas, mieste, tai mieste su FJT žymiai yra lengviau, nes jis yra žymiai plonesnis, tai pralystų juo tikrai komfortiškiau jautiesi negu su GTR. Sąnaudos yra labai panašios. Abudu grubiai valgo po 6 litrus, tik tais FJT turi didesnį baką. Ten bakas jo gal 2,7 kokie litrai, o GTR, nežinau, ten 2,2, 2,4, bet esmė tokia mažesnis bakas ir tas jaučiasi ir per range jaučiasi ir panašiai. Bet GTR turi Eco Mode. Pasispaudi, gauni Eco Mode ir jeigu benzininkauji, važiuoji kažkur toli, tas Eco Mode'as tau sutaupo kažkiek kuriuko, tai irgi savotiškai gerai. O vėjo nupūtimas, tai labai panašiai. Šiaip GTR gal man asmeniškai, jis yra staresnis, tai biškai gal kojas labiau apsaugo. Bet irgi tenais jau reikia žiūrėti, kokia yra papildoma įranga, pavadinkim, ten stikliukai kokie, ar kojų apsaugos, ar dar kažkas. Tai tiek vieną, tiek kitą galima pasidaryti taip, kad nepageidautino vėjo galima išvengti. Ir apibendrinant apie šios motociklus reikėtų pasakyti tą.
FJR yra toks labiau darbinis mocas, nori nenori. GTR yra toks labiau išeiginis, toksai, jisai daugiau turi to tokio motociklizmo, pavadinkim, nu, kad ten toks sportiškumo, to įsukti, tos, nu, tokio, nu, čia kaip su mašinom būna, kur jau tokia, tas GTR tokia biški šakar-makar turi, tokios biški emocijos, o FJR toksai grinai, jisai daro tą, ką daro gerai ir tuom realiai apsiriboja, jisai to žavesio, jo žavesys FJR yra, kad gali važiuoti greitai, toli, ilgai, patogiai, o GTR toli, greitai, ilgai, patogiai, bet su žavesiu, nu, su tokiu jau, kaip čia pavadinti, nes tą visą sudaro motoras, nes paradoksas gaunasi tame, kad nors GTR yra sunkesnis, nes 310 kg prieš ten 275 kažką tokio, bet jis yra kaip mocas ir jo filosofija moco yra žymiai sportiškesnė. Tai vat gaunasi toks įdomus paradoksas. Didesnis, storesnis, sunkesnis, bet filosofija jo yra kaip sportiškesnio motociklo, o FJR yra daugiau tokio labiau kelioninio. Tai kuris mažiau kvaršins galvą, tai turbūt FJR. Kuris suteiks daugiau emocijos, tai GTR. Tai čia jau palikim personaliniams pasirinkimams, kiekvienas savaip įsivertins, kas jam yra tas privalumas, ko jam reikia. O aš pabandžiau atsakyti tos klausimus iš savo pusės. Su kuriuo lengviau važiuoti? Su FJR, aš manau, kad lengviau važiuoti yra. Su kuriuo įdomiau važiuoti? Su GTR. Nu ir vat tokie maži dalykėliai. Dar gal tokį aptarti, kuris yra geriau jaučiasi prie didelių greičių. Tai mano nuomonė, GTR čia šiek tiek laimėtų. Prie, nu, tokių greičių nuo 200 plus, tai GTR šiek tiek laimėtų, bet kam tai aktualu, kam ne, šiaip nėra gal pats aktualiausias dalykas, tai čia jau būtų pasirinkti, kas kam labiau patinka, o pats geriausias pasirinkimas yra, kuris kam yra gražesnis. Man asmeniškai yra gražesnis GTR, tai jeigu išvažiuoti ir atrodyt gražiai, rinkčiausi GTR. Jeigu nuvažiuoti į darbą ar parvažiuoti iš darbo, arba ten su reikalais paliekti, arba kad ir kažkur toliau su reikalu paliekti, rinkčiausi FJR. Tai va, tiek nuo manęs, kiekvienas pasirinksit pagal save. Jeigu kažkokių kils klausimų, rašykit komentarą, pakomentuosiu, nes gal kažką praleidau. Bet visi klausimai jau yra aišku, šitie motociklai yra ištirti labai neblogai.